Labas, labas. Na, pas mane šiandien labai nuostabi diena, bet atbėgu aš vis tiek pasišnekučiuoti. Ir mes šiandieną, žinai, ką mes darom šiandien? Mes šiandieną švenčiame 100-dienį. Šiandieną yra 100-asis mūsų susitikimas. Einu dalintis knygute ir mes esame 280 puslapis ir kaip ir sakiau, pakalbėsime apie lifto baimę. Ar turi lifto baimę? Mano mama, mano dukra irgi jai nelabai liftai patinka. Mano mama tai uždarų patalpų, ta tokių mažų patalpų baimę turėjo. Dabar jau, ar ne, su metais prasidirba, viską mes galime pakeisti, bet štai dauguma turime irgi tą lifto baimę. Jis įveikė lifto baimę. Jonathanui, didelės kompanijos vadovui, liftai jau daugybę metų kėlė siaubą. Vyriškis kiekvieną rytą į savo biurą 7 aukšte užlipdavo pėsčiomis, kad nereikėtų kilti liftu. Į 7 aukštą. Kiekvieną dieną eidavo peškom, kad tik nereikėtų lipti liftu. Kai reikėdavo susitikti su darbuotojais iš kitų įmonių, kurių biurai būdavo viršutiniuose aukštuose, jis visada sugalvodavo kokią nors dingstį ir susitikdavo su jais savo biure arba restorane. Didžiausia kankynė buvo komandiruotės į kitus miestus. Jis iš anksto turėdavo paskambinti ir užsisakyti kambarį pirmuose aukštuose, kad galėtų laipioti laiptais. Ši baimė buvo pasąmonės darbo vaisius, kaip atgarsis į kažkokį įvykį, kurį sąmoningų lygmenių jis seniausiai buvo pamiršęs. Tai sužinojęs, Jonathanas nusprendė pasikeisti. Kiekvieną vakarą ir keletą kartų per dieną jis dirbo su savimi. Ramiai nusiteikęs, tvirtai įsitikinęs, Jonathanas kartodavo savo. Liftas mūsų pastate nuostabi idėja. Ją atsiuntė visatos protas. Tai didžiulis patogumas ir tikra palaima mūsų darbuotojams. Jis puikiai veikia, jis dirba su Dievo pagalba, važinėju jo ramiai ir mielai. Dabar nuščiuvu ir priimu į mano kūną besiveržiančius srautus. Gyvenimas, meilė ir supratimas užlieja mano mintis. Įsivaizduoju, kad dabar esu lifte. Štai išlipu ir pasuku į savo biurą. Lifte pilna mūsų darbuotojų. Šnekučiuojuosi su jais. Jie yra draugiški, linksmi ir laisvi. Mane užvaldo nuostabus laisvės tikėjimo ir pasitikėjimo pojūtis. Dėkoju. Jonathanas meldėsi 10 dienų. 11 dieną jis įžengė į liftą su kitais įmonės nariais ir pasijautė visiškai laisvas. Pasąmonė paklūsta įtaigai. Įtaiga ją kontroliuoja. Kai nusiraminate ir atsipalaiduojate, labai yra svarbu, ar ne, nes visur sako, atsisėsdavo, atsipalaiduodavo ir tuomet kartodavo. Sąmoningos mintys nusėda į pasąmonę tuomet. Šis procesas vyksta panašiai kaip osmoso, kai susimaišo pusiau laidžia membrana atskirti skysčiai, kai geros sėklos ar mintys nugrimsta į pasąmonės zoną, jos sudygsta pagal savo rūšį ir žmogus atgauna savitvardą, pasitikėjimą ir ramybę. Jeigu jūs apima paniška baimė, sutelkite visą dėmesį į staiga kilusi troškimą. Pasiduokite savo norui. Įnikite galvoti tik apie jį. Įsidėmėkite, kad tai, kas subjektyvu, visada nugali tai, kas objektyvu. Jeigu tu subjektyviai galvosi apie tam tikrą situaciją, tam tikrą jausmą, energiją, tai nugalės. Toks požiūris grąžins jums pasitikėjimą ir pakels ūpą. Begalinė pasąmonės galia viską daro jūsų labui. Jei negresia nesėkmės, taigi nusiraminkite ir pasitikėkite. Kai baimė pasibels į jūsų proto duris,
Kai nerimas, susirūpinimas ir abejonė sudrums jūsų ramybę, pasitelkite vaizduotę. Laikykite savo tikslo. Pagalvokite apie neribotą pasąmonės jėgą, kuri gali įgyvendinti jūsų mintis ir svajones. Tada vėl atgausite pasitikėjimą, ryžtą ir drąsą. Nenuleiskite rankų, atkakliai laikykitės toliau, iki išauš diena ir šešėliai pasitrauks. Normali baimė. Kas yra normali baimė? Naujagimis iš esmės jaučia tik dvi baimės. Baimę nukristi ir netikėto triukšmo baimę. Šis išgąstis visiškai normalu. Jis veikia kaip savisaugos priemonė, tam tikra signalizacijos sistema, kurią jums įskiepijo gamta. Normali baimė yra naudinga. Išgirdęs, kad keliu atrieda automobilis, žmogus pasitraukia į šalį ir išlieka gyvas. Akimirksniu išgąstis, kad bus suvažinėtas, nugalimas veiksmu. Visos kitos baimės yra nenormalios. Jie sukėlė kokie nors įvykiai arba įdėgė tėvai, giminaičiai, mokytojai ir kiti žmonės darė jums įtaką vaikystėje. Kaip pavyzdžiui, karščio baimė, ar ne, mes nekišam rankų į liepsną, mes žinome, kad ten skaudės, nešokame nuo stogų, nes, na, žinome, ar ne, kad mes neskraidome, va tas tokius, ar ne, jos normalios baimės. Aš žinau, aš bijau, jeigu aš nušoksiu nuo stogo, tai be parašiuto ar ten be kažko, tai aš neišgyvensiu. Tai va čia tos tokios mes turim normalių baimių, o dabar nenormali baimė, pakalbėkime apie tai. Nenormali baimė užvaldo žmogų tada, kai šis per daug įaudrina savo vaizduotę. Pažinojau moterį, kuri buvo pakviesta apkeliauti pasaulį lėktuvu. Ji pradėjo karpyti iš laikraščių visus pranešimus apie lėktuvų sudužimus. Netgi užsisakė vaizdajuostę tragiškiausios lėktuvų katastrofos pasaulyje. Oi, kokia protinga moteris. Na, kasgi taip darytų? Nes ką tu rodai, tas ir įvyksta juk pas mus gyvenime. Moteris įsivaizdavo, kaip jų lėktuvas sminga į vandenį ir nuskęsta. Ja apėmė nenormali baimė. Nu, jeigu aš taip daryčiau ir maža, aš pradėčiau bijoti. Jeigu būtų nesiliovusi, labai didelė tikimybė, kad būtų prišaukusi nelaimę, kurios tai bijojo. Mes visada, ko mes bijome, mes tą traukiame. Klestinčio turtingo verslininko iš Niujorko istorija - dar vienas pavyzdys, kaip žmogus gali nukentėti nuo nepagrįstos baimės. Slapčia mintise jis sukūrė labai gyvą paveikslą, kaip jo įmonė bankrutuoja, o jis viską praranda. Kuo dažniau žiūrėjo susikurtą filmą apie grėsinčią nesėkmę, tuo giliau klimpo į sunkią depresiją. Niekaip negalėjo užmiršti liguistos fantazijos. Vis kartojo savo žmonai. Tai negalim žinai tęstis. Sėkmė gali nuo manęs nusigręžti bet kurią akimirką. Tai nebeprasmiška. Mes bankrutuosime. Verslininko žmona vėliau man papasakojo, kad galų gale jis tikrai bankrutavo. Visi išsigalvoti būgštavimai išsipildė. Tai, ką mes išsigalvojame, viskas pildosi. Tai kodėl negalvoti gražių dalykų, didelių, nuostabių, šviesių? Dalykai, kurių vyras bijojo, neegzistavo, bet jis privertė juos atsirasti nuolat bijodamas, tikėdamasis ir laukdamas finansinio kracho. Kaip sako Jobas, mane ištiko tai, ko labiausiai bijojau. Pasaulis pilnas žmonių, kurie nuogastauja, kad kas nors baisaus gali nutikti jų vaikams, kad jos gali užgriūti kokią nors siaubingą nelaimę. Jeigu perskaito apie epidemiją arba apie kokią nors retą ligą, gyvena nuolatinėje baimėje, kad jie užsikrės, kitiems atrodo, kad jau serga. Tai nenormali baimė. Covidas buvo, ar ne? Vienas iš tokių irgi, kad paskelbti irgi čia jau buvo, aš labai bijojau, aš pati, tikrai, visur viską kalbėjau, aš bijojau su šuniukais eiti pasivaikščioti, nes irgi buvau paskaičius, kad jie gali ant savo letenėlių irgi parsinešti. Kaip, ar ne, įrašo įskiepė. Aš tuomet dar nebuvau einanti saviugdos keliu. Aš dar tuomet tikėdavau žiniasklaidą. Duokite atkirtį nepagristai baimiai. Jeigu jaučiate, kad pasidavėte nepagristai baimiai,
Turite save įveikti ir imti galvoti apie visiškai priešingus dalykus. Jeigu neišsivaduosite iš baimės gniaužtų, patirsite sąstingį, be to išseksite psichiškai ir fiziškai. Kai sukyla baimė, pagal vieną iš pagrindinių pasąmonės dėsnių kartu su jie kyla koks nors staigus troškimas, kuris yra absoliučiai priešingas tam dalykui, kurio bijote. Sutelkite visą dėmesį į staiga kilusi troškimą. Jeigu tau yra, aš bijau kažko ar nebijau kažko, kitoj pusėje visada yra du poliai. Gyvenime visada yra du poliai, ar ne? Šilta, šalta, diena, naktis, viršus, apačia, džiaugsmas, ašaros ar ne, nuoskaudos, visada yra du poliai. Ir jeigu yra baimė, kažkur yra vat, tas toksai gal troškimas vat, šituo atžvilgiu, noras, svajonė, kažkur kitoj toj polio pusėje yra. Tai sutelkti vat, visą dėmesį į troškimą. Pasiduokite savo norui, pasinerkite į jį visą esybę, galvoti, vizualizuoti, rodyti troškimo rezultatą. Įsidėmėkite, kad tai, kas subjektyvu, visada nugali, kas objektyvu. Tu subjektyviai matysi, ar ne, ir kas ten objektyviai kažkur ten antram tam plane palikę, tai tiesiog, sugriūva pats. Toks požiūris sustiprins jūsų pasitikėjimą ir pakels ūpą. Begalinė pasąmonės galia viską daro jūsų labui. Jei negresia nesėkmės, taigi nusiraminkite ir pasitikėkite. Jeigu tu atsiduosi, tiesiog, ar ne, aš nepasitikiu, mes dažnai, ar ne, aš nepasitikiu savo jėgomis. Ok, atiduok visą savo troškimą, visą tą viziją, visą norą, augimą, atiduok savo pasąmoniai. Va čia jau yra nežemiška galia. Ji nepriklauso nuo tavęs. Tavo darbas tik tais, perduoti pasąmoniai, ko tu nori. Ir nuolat vis kartoti, prisimeni, aš noriu pasiekti šitą, aš noriu pasiekti šitą, aš noriu pasiekti šitą. Ir nuolat kartoti savo pasąmoniai. Išbandykite savo baimę. Didžiulės tarptautinės bendrovės pardavimų vadovas patikėjo paslaptį, kad iš pradžių dar tik pradėjęs dirbti pardavėjų, turėdavo 5-6 kartus apeiti kvartalą, kol prisiversdavo užeiti pas pirkėją. Jo viršininkai buvo labai patyrusi ir kartu labai įžvalgi moteris. Vieną dieną ji kreipėsi į savo pavaldinį. Nebijok baidyklės, kuris slepiasi už durų. Ten nėra jokių baidyklių. Tu esi klaidingo mąstymo auka. Koksai ar ne patarimas. Viršininkė jam papasakojo, kad kiekvieną sykį pajutusi, jog pradeda imti baimę, iš karto jai pasipriešina. Įžūliai įsispokso tiesiai į akis. Po tokio atkirčio baimė visada išgaruoja ir netenka jokios galios. Čia ar ne, kaip sako, pažvelk baimiai į akis, netgi posakis toks yra. Tai šita knyga, šita istorija mums tai ir pasakoja. Ir beje, vieną dar tokį dalyką, jeigu čia kalbant apie baimę, sako, pažvelgti baimiai į akis reikia, tai papasakosiu vieną dalykėlį apie jausmus, negatyvius jausmus. Mes dažnai, ar ne, tiesiog, užplūsta. Ir nežinau, iš kur, kas, kaip, bet jaučiuosi, ar ne, vienokiu ar kitokiu būdu. Vėlgi, ir mes, jeigu jau einam sąmoningumo keliu, manifestavimo keliu, mes žinom, ar ne, kaip aš jaučiuosi, aš manifestuoju, aš nenoriu, ne, aš nenoriu šitaip jausti. Kuo mes labiau bėgam nuo kažko, ko mes labiau norim atsikratyti, mes traukiam, nes kas yra? Aš galvoju apie tai, aš galvoju, ar ne, aš turiu pamiršti, aš turiu išeiti, ar ne, ir mes ir spaudžiame. Ir toks chaosas absoliučiai gaunasi, ar ne? Ir būna, kad pasimetame, tai kaip man elgtis. Dabar toks dalykas yra. Kai užplūsta kažkoks negeras jausmas, reikia kaip tik eiti su jo pasisveikinti. Negatyvas nemėgsta būti priimtas. Nemėgsta būti, kaip angliškai, ar ne, pasakius, welcome. Nemėgsta būti. Kai jauti kažką spaudžia kažkur, eik, suprask jį. Tu turi jį, taip žinai, kaip svagūną, išnagrinėti ir iki pačio viduriuko nueiti.
iš kur pas tave šitas jausmas, kodėl tu jį jauti. Kai tu supranti, aha, nes aš ten jaudinuosi, aš pergyvenu, aš nebuvau, nežinau, nedariau, tu jį supranti, okei, ir tada priimi, gerai, aš dabar suprantu, kodėl aš jaučiu šitą dalyką, tu jį priimi, ar ne? Ir tu pabūni, gerai, ateik nerime, aš suprantu nerime, kodėl tu esi manyje, nes vat, aš pergyvenu dėl vieno ar dalyko, ten pergyvenu dėl to, ateik pabūk manyje, ar ne? Ir netgi pabandyk apčiuopti, kurioje vietoje, ar čia krūtinėje, ar kažkur kitur, ar prie širdies, tas nerimas gali jisai kažkur į ranką pereina. Pabandyk apčiuopti netgi to jausmo vietą, kur jisai yra. Ir kuo tu daugiau bandai jį sugauti, žiūri, kad jau dingo. Nebėra. Nebejauti tu jo. Kai mes bandom, vat pabūti, apkabink savo nerimą, apkabink va tą, pamatysi, kaip jisai išnyksta. Pabandyk papraktikuoti. Ne tai, kad, žinai, aš negaliu, man reikia baidyti, ar ne, bėgti kuo toliau nuo tokio jausmo. Ateik suprast. Viskas per suvokimą, per supratimą. Kodėl aš taip jaučiuosi? Aha. Priimi ar ne tavo suvokimą. Štai kodėl aš tą jaučiu, ar ne? Čia toks spaudžiantis, gerai, ką čia man spaudžia? Čia spaudžia, gerai. Ateik pabūk. Ateik pabūkime kartu, štai dabar pabūkime ir vat, pragyvenkime vat šitą minutę. Ateik pabūk, nerime su manimi kartu. Ne? Ir tu ieškai, kurioje vietoje iš čia pas save tupi ir paskui žiūri, kad jisai pabėga. Tai toks vienas irgi patarimas, kas jau apie baimę sako, ar ne, irgi reikia pažvelgti į akis, tai lygiai taip pat ir apie sunkius, tos tokius slogius, negatyvius jausmus. Irgi mes tiesiog turime atsisėsti kartu su tuo jausmu, apsikabinti ir suprasti. Aš suprantu, kodėl aš taip jaučiuosi, aš suprantu, kodėl tu atėjai pas mane čia dabar, ar ne, kodėl aš sukūriau šitą jausmą. Tai toks mūsų tas 100-asis susitikimas. Kaip smagu, kaip smagu. Ir atsisveikinu iki rytojaus. Jeigu tu jau pažiūrėjai, būtinai palik, ar ne, liuksiuką man, palik širdelę, pasidalink su savo drauge, tegul žiūri nuo pat pirmosios irgi dalies. Ir prisimenate, mes vis dar rašome, aš vis dar rašau. Aš sakiau, atnešiu, parodysiu savo užrašų knygutę. Prie lovos yra kiekvieną rytą vakarą irgi rašau afirmacijas. Aš iš tikrųjų tą darau jau 4 metai. Tai man čia nėra kažkas nauja, bet aš noriu, kad tu išsiugdytum irgi šį įprotį. Iki rytojaus.